Sveiki atvykę į naują Pasidaryk pats projektą. Mano vardas Filipas, šiandien gaminsime rakletės keptuvo stovą iš ąžuolo. Kaip visada, visas reikalingas medžiagas ir įrankius rasi žemiau esančioje instrukcijoje. Pirmiausia, norime supjauti ąžuolo lentą. Kad galėtume nubrėžti tiesią liniją, pasinaudosime vienu ypatingu triuku. Kadangi ąžuolo lenta nėra tiesi, imu tiesų likusios medienos gabalą ir pridedu jį prie krašto. Prie jo galiu pridėti savo kampainį ir gaunu dvi lygiagrečias linijas. Kitas žingsnis bus šiek tiek sudėtingesnis. Prie kiekvienos pjovimo briaunos papildomai išpjauname 45 laipsnių kampą klijavimui. Taip medienos raštas gražiai tęsis toliau. Kai detalės yra supjaustytos, gali jas padėti vienas šalia kitų ir sujungti lipnią juostą. Tada pabandai sulenkti kampą ir pasižiūri, ar viskas tinka. Po to gali pažymėti pėdos ilgį. Ir tada pradedame pjauti. Jei tinka, gali klijuoti. Kai tik klijai išdžius, gali iššlifuoti. Labai svarbu, kad tuo metu dėvėtum kaukę. Ąžuolo mediena turi rauginių rūgščių, o jos dirgina kvėpavimo takus. Po šlifavimo galime dengti glaistu. O dabar aš pasijutau alkanas. Ko neturėtų trukti tobulo rakletės vakaro metu? Parašyk komentarų skiltyje ir tiesiog pradėk. Tau pavyks.